Dabar du aktoriai scenoj, dviese po žodį tuščia galva prasideda istorija. Vienas žmogus vardu Zigmas gyveno Kupiškyje. Kupiškis, Labai gražus, miestelis. ramios, Vietovės gatvelės, tuščios, lysvės, pilnos. obuolių. Zigmas Ravė lysvės ir dainuoja. lo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 l
Komanduoja. Zigmui Tai, nepatinka. taigi, Tada vieną kartą ravėdamas Zigmas galutinai užkasė obolį. po 10 metų išaugo obelaitė. graži, Daili bet su dideliu defektu. vietoj Kamieno išaugo moters kūnas. kas Čia yra? pasakė, Zigmas o vaisius nukrito tiesiai ant nykštuko. nykštukas, Ne tinginys. jisai Sujudino obolį obolys. išskrido Laukuosna ir Marytė krito. aukštelniką. Zigmas Pagriebęs nykštuką apkabino jį, prisiglaudė ir išmylavo. nykštuk, Koks tu fantastiškas žmogus, būsi mano nuolatinis draugas. ir Padėjo jį ant lentynos ir sukalbėjo. maldą. Nu, į pabaigą. Jeigu Turi Marytė visada bus ir nykštukas.